Nukentėjusiųjų chartija – tai taisyklių rinkinys, nurodantis, kokios paramos ir informacijos galite sulaukti pranešę apie nusikaltimą. Chartijoje nurodoma jūsų teisė susilaukti pagalbos iš specializuotų paramos organizacijų, kurios įvertins ir atsižvelgs į jūsų poreikius. Pavyzdžiui, Victim Support ir NSPCC jaunųjų liudytojų tarnyba apmokyta dirbti su jaunuoliais, taip pat tokių asmenų kaip policininkų pareiga užtikrinti jūsų saugumą. Po įvykdyto nusikaltimo galite sutikti daugelį žmonių. Jie visi atlieka skirtingus darbus, bet jie visi padeda atrasti tiesą ir padės jums papasakoti, kas nutiko. Visų patirtis būna skirtinga. Galite susidurti su kliūtimis ar uždelsimais. Tačiau yra žmonių, kurie jums padės šio proceso eigoje. Susilauksite paramos iš policijos, kuri bandys išsiaiškinti, ar kas nors pažeidė įstatymą ir kas yra tas asmuo bei apsaugos jūs nuo tolimesnės žalos. Jie stengsis, kad savo istoriją jums tektų papasakoti kiek įmanoma rečiau ir kad jums būtų pranešta, kas vyksta su byla. Manydama, kad kažkas pažeidė įstatymą, policija apie tai praneša generaliniai prokuratūrai, kuri iškelia visas teisminės bylas ir paprašo visų atvykti į teismą. Prokuroras ar prokurorė papasakos teismui, kaip kažkas galimai pažeidė įstatymą. Laikotarpiu nuo pranešimo policijai iki bylos pristatymo teismui, Victim Support tarnyba gali suteikti emocinę paramą, siekiant padėti jums susitaikyti su tuo, kas nutiko ir kaip jūs dėl to jaučiatės. Bylą pristačiusi teismą, NSPCC, jaunųjų liudytojų tarnybos darbuotojai ir savanoriai padės jums pasiruošti dalyvavimui teisme ir pasirūpins, kad būtų atsižvelgta į jūsų poreikis ir jumis būtų pasirūpinta. Jie aprodys jums teismą arba kitą vietą, kurioje galbūt galėsite duoti savo parodymus ir suteiks jums paramą atsakinėjant į klausimus apie tai, kas jums nutiko. Jūs turite teisę bet kuriame proceso etape aptarti visas problemas ar pergyvenimus dėl parodymų davimo teisme.